Turim naują aparatą, į kurį papasakos pats jo kūrėjas. Ką darė, kaip darė, su kuo darė. Paulius! Voschodų dievas. Pasako, kas čia? Ką? Nu, Voschodas pirmas. Kelintų metų? 68. Vau! Gaunasi kaip ir ankstyvas. Nu, kaip pačios pirmos laidos. Ir pirmas Voschodas, nes prieš tai būdavo Kauravecai. O jau čia gavosi, kaip ir kita linija ėjo. Esmė ta pati, tik tiesiog, kaip modelis keitėsi, tada Voschodai prasidėjo. Tai dabar kas čia originalu, kas čia neoriginalu, pasako? Nu, originalu šiaip viskas, neoriginalu tik tai, kažkas prisidėta dėl patogumo, tai krepšiai, pišti, bankės. Stiklas irgi originalu? Jo. Čia taip išėjo iš gamyklos. Jo, tik be pirštinių. Be pirštinių. Ir be laikiklio. Ir dėl laikiklio. Tai čia, patogumai, o šiaip tai viskas. Ir baltas mygtukas, ir baltas patsosas spec. Niekur daugiau tokių nėra. Šitam vienam modeliui. Demperiai, viskas. Emblemos, būtent tokios plastikinės. Jo, pasakok apie emblemą. Tai emblema tai yra, padariau 3D modelį iš nuotraukos, nes buvau nematęs gyvai. Ir nusiunčiau 3D spausdintuvą spausdintų. Ant kiek? Žiūrėjau, dalių susideda jį. Jo, pasakok. Ir tada ten dalis įsideda tokia kalodėlė su raidėm. O čia atskira iš viskas. Aš žinau tiek, čia pravažiavę 2,5 aš dar spėjau. Tiek ir daug. O kada kūrei tu jį? Praeitais metais Liepos mėnesį. O kodėl mes tik šiemet matom pirmą kartą? Tai aš važiuodavau, bet matai, kažkaip važiuodavau. Niekur iš su jum nelabai važiuodavau, tai ir netekdavo. O ir šiaip labai mažai su juo buvau važiavęs. Šiais metais, kai pradėjau, buvo kiek 300 gal nuvažiuoti. 300, aš galvojau, kad aš jį visai naujai surinkė. Nu tai kaip ir. O veidrodėlis irgi čia turi būti? Jo. Originaliai. Jo, originalus, tik tai pats veidrodėlis šiek tiek kitoks, tas kampu turėtų. Net negavau, tai kol kas šis. Bet iš kur tais metais veidrodėliai? Jis nyka nėra. Tai kaip Tik Voschodam? Galbūt, nežinau, bet tikrai jam priklauso, čia jo grinai originalus. Ir varžtas pats pasidariau, neradau. Aha. Čia lankelis galbūt ne, nors šiaip yra nuotraukų ir su tokiu lankeliu, bet tai gali būti, kad ne toks lankelis turėtų būti. Bet įsakau, yra nuotraukų ir tokių, bet aš šitą užsidėsiu snapeliu gražesnis. Bet čia nežinau, čia reikėtų dar gilintis daugiau, kokie gal ten tie vadinami importiniai gal ėjos, tai ten, kur importuodavo tas šalis. Jeigu yra dar nors vienas toks pats, kuris kažkiek supranta, sakykit. Tarkit, kaip čia turi būti. Tai viską pats pasidariau, persidažiau. Ant obelies pasikabinęs detalės. Ant obelies, jo, mažiau iš tikrųjų obelis tokios pačios spalvos. Viską pats darė. Viską. Tai variklis, nieko labai varikliai nėra daryta. Guoliai, salnikai ten profilaktiškai sudėti, pakeisti ir viskas. Su šitų cilindrų ir su mokliu, tai dar kainą kiek vaikiau variklį. Paskui įsėmiau šitą, nes geras buvo, kiek gerai padaryti, viskas normaliai. Ratus susirinkau per naują, špikius pats bandžiau cinkuoti šiek tiek. Šiek tiek gavosi, bet galima geriau, reikėtų daugiau padirbėti su tuo. Cinkavimo cechą savo turi. Ja, irgi panašiai kaip ir dažymo kamera. Nuo vėlės ir cinkavimo cechas. Po obelim. Jo, kol džiūsta dažai. Žinai, kad draudžiama. Žinau. Tai štai iškirpsim ir man tai. Tai utilizuojam skysčius. O šiaip, viskas kaip ir originalu. Šitai originalūs. Šiaip žaliam turėtų turbūt balti eiti ir skardiniai. Bet tuo metu neturėjau. Kokios spalvos? Nežadėjau, o balti kokios spalvos, skardiniai, bet tuo metu neturėjau, tai juodus susidėjau. Tai dabar turiu. Keisi? Jo, reikėtų persidažyti. Ko dar tau trūksta jam?
Karburatoriaus dangtelis. Tai turėtų originalinis būt, bet niekur nerandu. Kreipkis į tautą, gal padės. Kreipiuosi į tautą dangtelių karburatoriaus pirmo paschodo. Reikėtų skubiai. Ir aplamai, jeigu turit kažkas tai iš tų detalių, žinau, kad jau niekas praktiškai nevertina. Yra žmogus, kuris vertina, kuris jų turi ir dirba su jais. Tai kreipkitės į mus, mes jam paskui nukreipsim, nes pasirodo dar yra žmonių, kurie neturi Facebook. Jo, tai nereikalingas, aš turiu, Facebookas mano. Ir dar po skriptum. Visuose būna šitas. Čia irgi originaliai? Jo? Ja. Net ir pravotkė šiaip originaliai. Kai kuriuose vietose įvėl. Po baku toliau eina viskas originaliai. Toks baltas ir turi būt toks tai, toks. Jo, tai kaip ir jis. Čia reikėtų pas Dainių prašyti, gal kad duotų. Kaip ten gelsvas. Gelsvas. Čia ir šitie originalų kabinti tie kamukai. Aš galvojau kažkokia nesąmonė padaryti, pasirodo originalu. Ja, ten jie tokie labai panašus kaip plus, kur ant vairo deda būna. Nu, kur plastikiškai ir užsilinki padaliniai. Čia labai panašus tik į mažiuką. Ja. Ir kiekvieną ten atsarginį minėjau, ten bandžiau irgi atsinkuot. Gavosi šiek tiek nesigavo. Bet šiaip tai patenkintas. Tikrai savo darbo. Bet yra kur galima ir geriau. Taip, dar yra tų kryžminių visokių čia pridėta. Nu, sakė, pasistengs, susikniedys. Kad žinotų, ką reikia sutvarkyti pats. Pasistengs pabaigti. Ja. Šiaip, tur galima originalu. Kuriuose vietos, aišku, ten bandyta buvo su rūdijančio įsisuk varžtais, nupoliruotais, kad jau taip nesimatytų skaičių. Šiaip, čia kai kurios vietos, kurių buvo, jei nori varžto, tai vos nematosi lankti, ar kad tik vieną varžtą. Šiaip tai viskas original. Ir gazo rankinį, teko, kartus reikia perimti. Ai, pagazavimai. Nu, tai kaip ir ryžai. Tai pradžiai tuomai. Čia nieko. Ribotuvai čia. Nes iki 80 viskas gerai. Virš 80 susika raktelis užgysim. Iki 80 išduok ten nors ir dažnai. Iki Amerikos turim tą vandenyną ir nieko. Bet virš 80 tai pasisuka. Kur čia bairis? Ribotuvas, kad nepertas. Ką tu rimtai? Čia krisi protą. Ne, nuo vibracijos tiesiog. Vibracijos. Ir jis juda ir šoka. Ir šiandien buvo važiavom vieną kartą. Tai va, maksimum 80. Bet ir užtenka. Ramiam važiavimui. Ir galvą pravedina. Ir pamąstyti turi, ką kur padaryti. Na ir paskutinis klausimas. Kada šoksi į čia batu? Neplanuoju greito laiko. Nebent labai atvės vasaros. Visur važiuoja su kroksais. Baisu. Tai ką, dar kartą, reikia paschodų, pagalbos, kreipiamės į Paulių. Turit detalių, kreipimės į Paulių. Visko reikia.